Ką nori paragauti? Čia yra, žinok, 4-5. Penenuė, šitai. O čia šardonė kokia. O mano tai skanus. Paragauta. Ką žinau, nieko. Kuo toliau, tuo jie skanesni darosi. Faktiškai mes išragausim 7 vietoje 6. Ėjom iki miestelio. Myniau į kalną, jau jėgų neliko. Nulipau, veduosi vėl. O Vilma iš lėto puškoja į viršų. Apžiūro mane, kad mano kišeniai būtų neatsekti. Nu, tai tokį žioplį filmuotoją, žinai. Čia švarą. Ai, va, bažnyčia. Aš ėjau iš kitos pusės. Taigi aš tau sakau, va, bažnyčia. Oi, su ta Vilma vargas. Nuvažiavau visai kitu keliu. Visiškai kalną pakilo, mums nereikia. Ir jį nedasišauksiu dabar. Tai dabar aš turiu į labai statų kalną pakilti, užsivesti, kad tik pasakyti, kad jinai blogai nuvažiavo. Jam pasižiūrėsim, ar yra vietų. Pasiklausė, ten vietoje duoda prie baro tau impilą. Nu, pasižiūrėk, ten duoda paragauti. Ką nori paragauti? Čia yra, žinok, 4-5, 6, Tai tu 7. paragaut, nori. Įvam 6? Taip. Tai čia yra, gali protestuoti 6 vyno rūšes. Iš tikrųjų testuojama viduje, o po to gal ko gero nusipirki. Nežinau, Vilma paaiškis. Bet kiek girdėjau, ten Rieslinga, sausas vynas, saldesnis. Nu, įdomu paragauti. Mes jokie nežinovai. Mūsų išskirtinai leido kiemenis, sakom, pas mus ir šuo yra, ir mes esam dviese, tai... Penenuė, šitai. O čia šardonė kokia tai. Aim pasižiūrėsim, kur čia prisėsi, čia nelabai gerai. Ir paskui atnešiu ir jie įpils dar kažko. Staliukai užimti, nu? Ai, Va, yra. palauk, matau. Yra gal dar vienas. Čia yra. Jo, gul. Čia šampano man pili, ne? Čia yra putojantis vynas. Tai, ką tu čia užsisakėjai? Vienas šardonė, tai tavo. O šitas, nu jau čia pavadinimas buvo, aš jau pamiršau, kol dėjau. Pinot Noirosé. Rūgštas. Nu čia sakė, nuo rūgščių pradės ir pabaigs saldžiu. Taip nutarėm. Taip, na, gal ir gerai. Nes nuo saldžių po to mes ne... O mano tai skanus. Paragauta. Va šitas skanus. Čia keičia. Va šitas skanus. Nieko. Šitas man net visai patinka. Taip, ten yra įsirinkę 4 vynai, 6 vynai, 7 vynai girdėjau. 7 vynai. Ir tu rinkėsi, kokius nori. Taip, paragauti. Paragauti. Ir yra kaina už tuos vynus. Taip. Nu, bet tu pats pasirinki kokiu nori. Taip. Bet kadangi aš neturiu jokio supratimo apie tuos vynus, aš pasakiau, kad aš neturiu jokio supratimo ir aš nemėgstu labai sausų. Taip. Tai sako, tada pradėkim nuo to, ir to jinai pati parinko man. Rieslingas, tai rūgštas, ne? Nu, jie taip nuo rūgščiausio dabar pradeda O tu gali pasakyti, kuris tas rieslingas? Sakė to pavadinti? Rieslingas sakė apskritai. Čia. Jo, va šitas ko gero. Va šitas kvepia. Šitas kvepia. Neskanus? Man jie visi vienodi.
Mes kur buvom, šitos nusipirkėjais būdo su kokiu prieskoniu tokiu atbaidančiu tokiu. O šitas skanus, gal dėl to brangumo? Gal. Gal jie kažkaip tai... Gal nėra, žinai, kaip vienas vynas spaudžiamas su lupinom tom, Tai spalvotas žievute. būna, raudonas. Nebūtinai. Į žievelę, į spalvą įdelę. Jeigu žalia žievelė, tai nebus spalvos. Tai mes esame ragavę, tai toks prieskonis, toks nemalonus kažkoks, tai nežinau. O čia šitas vynas, jis neturi to. Jo, jis neturi to prieskonio. Jis aukštokas, nu, bet to tokio prieskonio kažkokio, ne, normalis. Ką žinau, nieko. Kuo toliau, tuo jie skanesni darosi. Tiesiog neturim supratimo apie vyną, jeigu galit patarti, parašyti komentaruose, kokis jums vynas patinka, ar kuris nepatinka. Mes anksčiau kažkaip saldžius gerdavom, ragaudavom, gerdavom, o dabar Elzase daugiau jų vyną ragavom, kad visi mums patinka. Tai iš tikrųjų 2 testus jau padarėm. Atneš 3 ir pasižiūrėsim, kur mums labiausiai patiks. Pradėjom nuo rūgščių ir baigsim saldesniais. Kiek tie paskutiniai saldus bus, neaišku. Kokiais dabar? Muskatas. Kvepia labai skaniai. O šitas turi prieskonį. Kažkokį tai kaip gėlių, negėlių. Šitas aštresnis. Eina. Kelintą kartą eini? 4. 4 kartą. Dar liko 2. Dar liko 3. Dabar parinksiu dar. Dabar šitas pinot. Pinot Noir. Man vienodus pala. Jo, dabar vienodas. Čia tik pirmą kartą įpylė. Paragaut daugiau negu. Faktiškai mes išragausim 7 vietoje 6. Sek, tai sausi. Taip. Pinot. 4 kartas. Tu nejausi nei skonio, nei kvapo. Jie saldesni, jie stipresni, tokie. Jie panašus. Muskatas buvo aštresnis, šitas vėl švelnesnis. Bet čia daugiau kažkokio skonio. Prieskonio. Kažkokio prieskonio. Jis neblogas. Jis neblogas. Bet kažkoks skonio kažkokio yra. Pavadinimą sakom Gewürztraminer. Ramin? Traminer. Palinksėjau, tik tai, galvoju, net kartosiu ten vietą. Ja. Oi. Vynuogėm šitas tikrai. Vynuogėm visiškai. Tai saldus. Wow, šitas skanus. O вообще, Gewürz. Traminer. Dėmesėk, matai? Sau. Koks skanus. Tai va, jau mūsų 5 testas. Ir jie eina vis saldesni ir mes kuo saldesni, tuo sakom, ne. Kažkaip tai patys pirmi geresni buvo. Irgi sakė Gewürztraminer, bet saldus. Aha. Kažkoks tai. Gal va šitas meliuksas. Saldus baltasis vynas. O kur saldus? Muliau. Okei, davai, vešam visus. Sausojo, baltojo vyno žavesys. Šarmės žavesys. Kitas Rieslingas. O Pinot Blanc. Sausas, baltas vynas. Rieslingas tai baltas vynas. Muskato tai yra sausas, baltas vynas. Nes aš paklausiau, sakau, čia man saldų pilot, aš ką tik... Čia saldus. Nes aš sakau, aš ką tik gėriau Gewürztraminer.
Pani sako, jo, čia ir man tai butelį atsako. Taip mandrai, žinai, kaip jie. Tai čia tą butelį. O aš taip palinksėjau Ašgi netokia ponia, žinai, o kai man tą butelį tai hopa. Aš taip net pasimečiau. Tokia kaimietė. Man tie tokie mandrumai, žinai. Iš kaimo atvažiuojame į Prancūziją. Nu, ne iš kaimo, bet paprasčiausiai aš paprastesnė. Man ten tie, žinai, tokie, žinau, čia, kaip sakoma, komercinis toks, žinai, priėjimas ir tas viskas. Aš nemėgstu, kaip aplink mane šokinėje. Man irgi ne. Kas vyno, kas vandenuko. Ištestavom vynus, kreivai neinam, po truputėlį ten tik paragauti. Galvojau, kad bus blogiau. Kemperį dasimušim. Wahrscheinlich eine Flasche kaufen, zum Mitnehmen. Pasirodo, dar nuolaidą man padarė. Nu, einu dabar į kemperių stovėjimo vietą. Į namus. Galėsim tą vyną. Nereikia jie šaldyti. Dabar labai įdomus policininkas. Nespėjau net sureaguoti. Ant paprasto dviračio. Visiškai. Apsirengęs mėlynai, atrodo kaip spicovkė. Ant pačio dviračio mačiau tašiukį ir ant tašiukės užrašyta policijos. Ir po to pasižiūrėjau akurat ir pistoletas. Tai nespėjau nufotografuoti, nespėjau sureaguoti netgi. Sakau, jau nesivysiu. Nes iš tikrųjų net ir skaičiau, kad policininkų tipo filmuoti, fotografuoti kaip ir negalima. Jau priėjom prie kemperių, čia visai prie pat centro, iš tikrųjų prie pat miesto čia. Netgi netoli, ne? Ne. Čia vyno prisiragaus, tai gali savo Gali ir 4 paršliaužti spėti. paršleivoti. Ja. Čia atskiras takelis, kad mašinom netrukdyti, nes tikrai labai daug automobilių. Čia kitoj pusėje pasivaikščiojimo ir ten, jeigu nesurinki po šuns, ten bauda parodyta. 135 eurai, man atrodo. Kiti atvažiavę. Einu šiek tiek pasivaikščioti su šuniu. Vakarinis pasivaikščiojimas. Praeisim vynuogynais pasižiūrėsim. Iš tikrųjų, aš mėgstu pasivaikščioti, aplinką pasižiūrėti, patyrinėti, kur galima nueiti, ką pamatyti. Tai pasiimu šunį ir einu pasižiūrėsiu. Bet automobilių nemažai. Vis tiek. Išvažinėjau, dieną tai čia pilna buvo. Ekisheim pasižiūrėjau, kiek kainuoja stovėjimo aikštelį lengviems automobiliams. Tai 5 eurai 10 valandų. Nuo 9 valandų ryto iki 19. Šiek tiek pasivaikščioti į gamtą. Tai pirmą dieną atvažiavę, tai po miestelį, turistinis, daug labai turistų, gražus miestelis. Super, bet pavargstu nuo žmonių, nuo tos visos masės, judėjimo. Tai vakare pasiimu šunį, einu pasivaikščioti, kur žmonių nėra, kur ramybė, kur galima gamta pasigrožėti. Čia Elzasas yra netoli Vokietijos sienos, tai Reinas atskiria Prancūziją, Vokietiją. Ir Elzasas tai yra prie Reino dalis. Ir vienoj pusėje matyti ten yra Vokietija, o čia kitoj pusėje vynuogynai ir kalnai. Vogės kažkaip kalnai. Ir ten Vogės kalnai yra labai daug senų buvusių pilių, dabar jau išlikę kaip griuvėsiai. Čia tokie turai vyksta. Ir per miestelį, gal mažiau per miestelį, per vynuogynus veža tokiais traukinukais. Ausinės užsideda dar ir pasaką, ko gero, įdomu. Vyresnio amžiaus žmonėm tai tikrai gerai išeitis.
Dabar atėjau pasižiūrėti, kiek traukinukas kainuoja. Tai traukinuku veža, dar ir per kelis miestelius veža. Kaina suaugusiam 9 eurai, vaikams 7. Nu, o jei grupė, tai kiekvienam būtų po 8 eurus. Na va, važiuojam. Kilometrų aš nežinau kiek, 6 kilometrai iki miestelio. 6. Kelias vynogynais, nežinau, asfaltuotais, neasfaltuotais, nesvarbu. Važiuojam iki miestelio. Mynių į kalną jau jėgų neliko. Nulipau, veduosi vėl. O Vilma iš lėto puškoja į viršų. Vedam į kalną, dar dviračio radom vieną padėtį, kad nereikėtų viso to svorio tempt. Pats dviratis savo elektros varikliu padeda. Pedalai sukasi. Tai iš tikrųjų į kalną sunkoka stumt, kaip sakoma. Tai jis turi galimybę pats važiuoti. O taip stumi, jisai savo pedalais pats suka ir tempia. Padarom pertraukėlę. Ateik, žiūrėk, vandenuką pagersi. Ateik. 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 O, stop. Stovi, baloj. Ar gerai, skanu? Na, ar gerai? Pats įmina, sudrumsta vandenį ir tada geria. A ten širšiai irgi vandenuką pagėrė, jo. A, vandenuką pager. Jie po galvą. Nenori praustės? Eik pabraidžiuosi šiek tiek. Eik biškį pabraidžiuosi. Ar skanus tau vandenukas? Aha, čia yra veidrodinis karpis. Karosiukai yra. Ir tie poja, ar kokie ten tie karpiai visokie geltoni, margi. Balandžiai irgi nusileidžia, pageria vandens. Atvažiavam dar į vieną įspūdingą miestelį, įsiu pasižiūrėsiu šiek tiek aplinkui. Prie bažnyčios, aišku, nueinam pasižiūrėti. Jam būna kaip ir gražiausiai. Čia visur net pakely važiavom pro miestelį. Tai gražus miestelį, visi gražus, nedidukai miestelį, jie visi gražus. Apžiūro mane, kad mano kišeniai būtų neatsekti. Nu, tai tokį žioplį filmuotoją, žinai. Čia švarą. Ai, va, bažnyčia. Aš ėjau iš kitos pusės. Taigi aš tau sakau, va, bažnyčia. Tu kaip visada į nesunkesnių kelių ieškot, vėl nežinau ko. Kur nei vieno žmogaus ne. Iš kitos pusės aš apeinu. Nu, tikrai graži bažnyčia. Aš ėjau iš kitos pusės. Driežiukas tenais laipė. Čia paminėta irgi prie pat bažnyčios 1 ir 2 pasaulinio karo memorialas. Tai 1914-18 metai ir 1939 ir 45 metai.
gal ir daug visiems. Koks senas sandėliukas. Senas namas, neapdažytas dar. Po miestelį Sakiau, kai vyras neklauso žmonos, tai jį va į sandėliuką nusiuntė, užvėrė į vartus ir neišėjo. Jūs nieko prieš vyno palikit. Tai vyno ten yra. Viskas, gali likti. Visur degustuoja vyną. Čia kiekvieną kaimelį užvažiavai dviračiai. Testuoja, važiuok toliau. Sakau, iš vieno kiemelio į kitą ir iki galo pro vartus jau išskrendė, išliaužė. Visur čia degustuoti vyno gali. Kur tik vienai. Ko gero, jie vien tik užsiima vynais. Ir kiekvienas turi vyno. Spaudžia, ar kas legaliai parduoda, ar savo. Viskas, kas surišta vynai. – 1791 metų iškaba. O kur tai matai? Va ten va užrašas yra po tuo drakonu ar kuo čia. Yra metai. Aha, irgi vynai. Pažiūrom, kokie čia vynai yra. Kaimelį eina. Nu, aš nežinau. Čia kreminiai Šiaip- kažkokie tai. Saldus, ne? Nežinau, nebūtinai, ne. Va tas Pinot Noir, kur mes ragavom. Žiūrėk, butelį dar parsiduoda. Kokie kiemeliai. Čia irgi yra darbo laikas ir ir čia taip gaivu, taip nekaršta. Į muzikas galvas visokias. Važiuoja, tau vynas su parušus padegustuoti. O nori pagerti, nepagerti. Nu, toks ramus kaimelis, čia tokį mielą labai padėti. Tokie kiemeliai labai faini. Nu, faini kiemelis. Dar va čia tada praeisim. Tai ten ir vyno butelį dar padėti. Ir dar vyno butelį, dar pasidėti. Visi jau čia privatus kiemelis, ar gal neina. Ką parduoda? Aš kur tu žinai, kad parduoda? Nu, koks parašytas ženklas yra būtent čia. Pasižiūrėsim panoramą. Mes važiuojam. Bet ir mes čia galim toliau važiuoti. Vanagas visai prie pat praskrido. Sėdi ant stulpelio. Oi, su ta Vilma vargas. Nuvažiavo visai kitu keliu. Visiškai kalną pakilo, mums nereikia. Ir jį nedasišauksiu dabar. Tai dabar aš turiu į labai statų kalną pakilti, užsivesti, kad tik pasakyti, kad jinai blogai nuvažiavo. Čia pusiaukeliai, kur buvo tas miestelis, mes važiavom. Vis per jį pravažiavom, nesustojom. Dabar tenka į kalną, dar į kalną. Koks fontanas. Kur čia mum į kalną važiuoti, ne į kalną. Na, ta.